Pasaka apie pelę ir žebenkštį. Gyveno pas vieną žmogų pelė ir žebenkštis, o to žmogus buvo vargšas. Kartą pasiligojo to žmogaus draugas, o kad gydytojas liepė jam vaduotis nuo ligos lukštentais sezamais, davė jam saiką sezamų ir paprašė išlukštenti. Tasai vargšas nunešė sezamus pačiai ir liepė jai padaryti, ko prašyta, o ši išlukšteno grūdus ir supylė juos į krūvą. Tuo tarpu žebenkštis pamatė sezamus ir bėgo prie krūvos ir suskato nešioti grūdus į savo urvelį. Taip ir nešiojo kiaurą dieną, kol sunešė krūvos didumą. O kai parėjo to žmogaus pati, pamatė, jog sezamų gerokai sumažėjo. Tad atsisėdo ir ėmė sergėti, sužinosinti, kas čia juos vagias. Atbėgo vėl žebenkštis nusinešti truputį sezamų, kaip pirma nešėsi. Pastebėjo troboje sėdint moteriškę ir pamatė, kad ši žiūri į ją su atida. Tarė sau tuomet žebenkštis, iš tiesų galiu prisidaryti bėdos, o kas nežiūri į priekį, tam likimas ne brolis. Baugu man, nes toji moteriškė jau mane susekė. Nieko kita man nebelieka, kaip padaryti ką nors gerą. Prasimesiu nieko dėta ir sykiu nuslėpsiu savo blogą darbą. Ir įniko nešioti atgal grūdus, pirmas suvilktas į urvelį. O kai moteriškė pastebėjo, ką daro žebenkštis, savo viena tarė, jau ne ji bus toji graibštukė, kitaip nenešiotų grūdų iš vagies urvo ir nekrautų čionai. Jie tarnauja mums atgal padamba grūdus, o tam, kas gerą daro, tai geru ir atsiteisima. Tikrai, be žebenkštis nieko dėta, kad sumažėjo grūdų, o aš nesitrauksiu ir toliau seksiu, kol vagis pasirodys, tuomet ir sužinosiu, kas jis per vienas. O žebenkštis sumetė kokią mintis dingtelėjo moteriškiai galvon, greitai nubėgo pas pelę ir jai pasakė, pelyte sesulė, iš tiesų niekiam tik tas padaras, kuris kaimynais nesirūpina ir draugystės nepuoselėja. Tikrai draugužė, atitarė pelė, džiaugiuosi, kad turiu tokią gerą kaimynę. O kodėl tu taip sakai? Šių namų šeimininkas, atsiliepė žebenkštis, parsinešė sezamų. Valgė, kol atsivalgė, ir jis, ir visa jo šeimyna, ir jau nebenori. O iš to, kiek atliko, pasėmė po truputį visi, kas gyvas. Jeigu tu paskutinę sukrimsi vieną kitą grūdelį, niekas to negalės tau prikišti, nes visi jau prisiputo kiek telpa. Nustebo pelė, liuoktelėjo iš vietos ir pavizgino uodegytę. Net širdis apsalo, kaip panoro pasmaguriauti. Ilgai netrukusi šmulkštelėjo iš urvelio ir pamatė krūvą baltutėlių grynų sezamų. O moteriškė sėdėjo ir laukė pasiėmusi į rankas pagalį. Tačiau pelė nesusimastė, kas jai gali nutikti ir nesitvardama pripuolė prie sezamų. Moteriškė taukšt pagaliu ir perskėlė ją galvą. Pražudė pelę gaudumas ir tai, kad ji negalvojo, kuo baigsis jos žygis.